Tiesioginė transliacija iš ūkio. Dabar aš sėdžiu pašarų smulkintuvė dalintuvė Agronik. Tai lengvojo automobilio dydžio, mažo automobilio. Sveriantis 1250 kg dalintuvas, varomas dyzeliniu 3 cilindrų 26 arklio galių varikliu, važiuoja 4 varomais ratais, vairo neturi, valdomas virtimis, dėl to itin manevringas. Gali suktis aplink savo ašį, kaip bobkatas. To pasiekoj telpa į siauriausius tarpus, siaurus šėrimo takus ir vietose, kur nėra didelės aikštelės traktoriams. Kaip šis dalintuvas veikia? Tiesiog priekiniai daly yra šakės, yra atsidarantis dangtis, yra paimamas rulonas, užverčiamas link savęs. Na ir tada šis masyvus peilis ruloną supjausto 10-15 cm storio riekutėmis. Na ir metalinio transporterio pagalba į vieną ar į kitą pusę pašaras yra išmetamas, išdalinamas karvėms ant šėrimo tako.